Šiaurės ir vakarų Europoje miestai pradeda formuotis 10–11 amžiuje. Na ir tuo metu Lietuvoje, aišku, galima kalbėti tik tai apie miestų tipo gyvenvietės, kurios neturi esminių viduramžių vakarų Europos miestų atributų. Tai rotušės, turgaus aikštės, bažnyčių, vienuolynų ir taip toliau. Kaunas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1361 metais, tačiau minima tik tai pilis. Manoma, kad tuo metu egzistavo Kauno tokia tik tai miesto užuomazga papilys. Tačiau jau 14–15 amžiaus sandūroje galima kalbėti apie Kauno kaip tikro viduramžių miesto formavimąsi ir raidą. Trys esminiai faktoriai, trys datos, kurios faktiškai ir nulėmė Kauno kaip vakarietiško miesto atsiradimą. Tai yra 1387 metais įvykęs Lietuvos krikštas. Na, kodėl? Todėl, kad visoje Lietuvoje po truputį prasideda bažnyčių ir vienuolynų statyba, kurios formuoja miesto, kaip sakant, siluetą. Ir kita data tai būtų 1408 metai, kuomet Kaunas tampa savivaldos miestą, savivaldos teisę turinčių miestų. Tai suteikiama Magdeburgo teisė. Na ir 1410-ieji, kada įvyksta Žalgirio mūšis ir eliminuojama Vokiečių ordino grėsmė. Faktiškai tuomet Kaunas staiga pradeda augti, plėstis kaip tikras vakarų Europos miestas. Egzistuoja dvi pagrindinės Kauno urbanistinės raidos versijos. Tai plačiau paplitusi yra Algimanto Miškinio, kuris teigia, kad Kaunas iš pradžių formavosi stichiškai pagal prekybinius kelius susikloščiusius, o buvo perplanuotas tik tai 16 amžiaus pabaigoje taisyklingais stačiakampis kvartalais. Na, kita versija, oponuojanti, kurią iškėlė archeologai, kad Kaunas vis tik nuo pat pradžių, nuo pat 14–15 amžiaus sandūros jau buvo formuojamas kaip Magdeburgo miestas. Tai yra su tvarkingais stačiakampiais kvartalais. Galbūt nesimsime spręsti, kurį iš jų yra teisingesnė, galbūt tai yra pats esminis dalykas. Na, kalbant apie Kauno senamiesčio raidą, ko gero, nedaug suklystume pasakydami, kad nuo 15 amžiaus iki 17 amžiaus vidurio tęsiasi Kauno tarsi toksai aukso amžius, kuomet Kaunas yra turtingas upių uostas, įvairiatautis amatininkų ir pirklių miestas. Na ir nuo 17 amžiaus vidurio dėja prasideda Kauno nuosmukis, miesto raida sulėtėja. Tai lėmė įvairius tokie faktoriai kaip karai, marai ir taip toliau. Na ir faktiškai tas nuosmukis tęsiasi iki 19 amžiaus vidurio, kuomet Kaunas tampa Rusijos imperijos vienu iš gubernijos centrų. Taip pat nutiesiamas geležinkelis, plentas į Peterburgą ir ima vystytis pramonė. Taip pat 1847 metais yra patvirtinamas naujas Kauno miesto planas, kuris numatė miesto plėtrą į rytus. Nuo 19 amžiaus vidurio antros pusės intensyviausia Kauno miesto plėtra vyko, tai yra Naujamiestyje, ryčiau nuo senamiesčio, tačiau vis tik tai senamiestyje vis dar koncentravosi pagrindinis miesto gyvenimas. Čia nemažai statyta, įvairių pastatų, perstatyti seniai. Na ir
yra manoma, kad Kaunui tapus miestų tvirtovė XIX amžiaus pabaigoje, kad tai, žodžiu, tas tvirtovės statusas apribojo Kauno miesto pastatų aukštingumą iki 2 aukštų. Tai yra ir kita nuomonė, Jonės Lukšionytės, mano, kad mažaaukštė statyba vis tik Kaune susiklostė kaip natūrali tradicija.